Sveiki visi, čia Gytas Abolevskis, Fasės Korė projekto įkūrėjas. Šiandien noriu pasidalinti vieną techniką, kuri leis jum visas apskritai istorinės datas atsiminti labai lengvai ir labai greitai. Užsirašiau čia Žalgirio mūšis ir 1410 metai. Kaip labai lengvai atsiminti šitą datą su humoru, su prikoliukais, su juoku, kad nereikėtų jum mintinai kalt kaip daugumai mokinasi Žalgirio mūšis 140, Žalgirio mūšis 140, kartuoja 50 kartų ir praeina kelias dienas, vis tiek pamiršta tą informaciją. Šiandien pasidalinsiu ypatingą techniką, kuri leis jums labai lengvai, labai greitai ir svarbiausia su labai gera energija, nuotaika atsimintą datą. Tai 1410 metai. Reikia paprasčiausiai šitą datą, ją kaip nors supaprastinti. Pavyzdžiui, vienetas. Kas gali būti vienetas daugiau? Ta prasme, ką tau primena vienetas? Gali būti stulpas kažkoks, tai ne. Kuolas gali būti kažkoks, tai. Kas dar vienetas? Baslys kažkoks, tai kotas, dar kažkas tai. Supaprastinti informaciją turi. Nebūtinai kam tau mokytis 1,40. Taigi net negražiai skamba. Kur kuolas būtų, basliukas kažkoks, tai dar kas nors, patekintas kažkoks rastelis. Spranti, daug yra maloniau mokytis bus. 4. Kas gali būti 4? Kėdė gali būti. Tai panašiai, 4 kojas, atlašas, 4, kėdė, o ne. Kai raidę užrašysi. Vienetas, kitas vienetas, kas dar gali būti? Tai jeigu čia stulpas kažkoks, tai gali būti kuolas, o ne? Kuolas, kuris laiko stulpą tą. Nulis. Kas nulis gali būti? Žiedas kažkoks, pavyzdžiui, važiuoja eismas, ratu žiedu apvažinėja žmonės, o ne? Eismas, žiedas gali būti. Kas dar gali būti? Nulis. Baranka kažkokia. Kepurė apvali irgi gali būti. Nulis. Ir iš visų šitų 4 dalykų tu turi sukurti mini pasakėlę. Nes žmogaus loginė atmintis yra 26 kartus geresnė negu kad mechaninė. Mechaninė tai reiškia, kada tu mintinai kali. Daug kartų kartoji ir bandai taip atsiminti. O loginė, kada tu informacija susijai su loginiais dalykais. Tu sukuri ryšlę kažkokią istoriją, pasaką, su kuria viskas logiškai ryšasi. Pavyzdžiui, Žalgirio mūšis 1410. Jeigu žmogui nėra įdomu Žalgirio mūšis, jisai ne per daugiausiai žino apie jam labai sunku bus ir atsiminti tie skaičiai. Pilna tų skaičių, kai dar datų daug pradeda maišytis, labai sunku atsiminti, praktiškai neįmanoma yra. O kada sukuri pasaką tokią, tu labai lengvai ir greitai atsimeni. Tai 1,40, kokia čia pasaka galėtų būti? Vienas, pavyzdžiui, stulpas, įsivaizduokit, stovi stulpas, storas, didelis, aukštos įtampos stulpas, ne? Ir aplink tą stulpą vyksta karas, kariauja visi, Žalgirio mūšis vyksta, kariauja žalgeriečiai visi. Valančiūnas, Kalnietis, Jeftokas, kariauja visi su kardais. Įsivaizduojat pasaką, kokią žalgeriečiai kariauja 1410. Stulpas stovi, ne, 4. Kas vyrai kariauja, ne, pakariavo kelias valandas, atsisėda pailsėt. Kiek galima kariauti, atsisėskim, pailsėkim biškę, ne. Jau įdomiau mokytis, jau įdomu, ne. 1,4, ne. Tai kaip pradžia, stulpas stovi, pakariavo žmonės, ant kėdžių atsistoja, 4, 1,4. Vienas, paskui kitas vienetas, ne, stulpas. Tai įsivaizduok, tas storas stulpas stovi, ne, vyrai kariauja žalgeriečiai visi, atsisėda ant kėdžių ir žiūri, kad tą storą stulpą laiko kuolas. Žinai, kai būna stulpas, ne, ir iš jo būna trosas ir va čia kuolas įbestas dar. Laiko jį, supranti, kad jisai nenuvirstų niekur. Laiko jį ir čia aplinkui visur vyksta karas, kariauja vyrai. Ir čia kėdžių daug pristatyta, kad galėtų pailsėti chebra. Tai va, paskui nulis. Kas nulis? Žiedas. Ir įsivaizduok dabar, stovi stulpas dar kartą,
Kėdžių daug pristatyta, žalgeriečiai visi kariauja, pakariavo, atsisėda ant kėdžių ir žiūri tas stulpas ant kuolą paremtas, kad nenuvirstų, sutroso ant kuolą. Ir visas karas vyksta žiedė, dideliam žiedė vyksta. Saloj negyvenamui, arba žiedė kokiam nors. Saloj dar geriau, tarp medžių, tarp džiunglių. Stulpas didelis stovi, kas prie stulpo kėdės pastatytas, tas stulpas laiko su kuolu ir viskas vyksta žiedė. Viskas, Žalgirio mūšis. 1:40. Kelis kartus pakartoji, praktiškai net nereikia kartoti, 1-2 kartus ir viskas. Ir 100% tu su juoku, su humoru atsiminsi šią datą. Tai va, šiandienos video tikslas buvo pasidalinti šitą techniką. Tikiuosi, jinai jums buvo naudinga. Jeigu žiūrit video tas, kuris mokinasi istoriją, datas reikia atsiminti, tai pasidalinkit su savo draugais. Galbūt savo draugam padėsit kažkiek mokytis, tam, kad nereikėtų mintinai mokytis informacijos, nes čia yra labai daug kartų lengviau, linksmiau. Tai va, tai tiek tikriausiai. Dalinkite šito video, komentuokit po apačia, su kokiom didžiausiam problemom susidurėt besimokydami. Pavyzdžiui, reikia kokią informaciją jums atsiminti ir yra sunku, pamirštat kokią informaciją. Pakomentuokit, aš būtinai perskaitysiu komentarus ir atsakysiu ir galbūt, kuris bus klausimas konkretus labai, kažkokią konkrečią problemą, aš padarysiu video trumpą apie tai, kaip išspręsti tą problemą. Tai tiek ir dar noriu priminti, kad konsultacijų tam, kad anglų kalba, kur mokinu, rusų kalba yra daugiau technikų, tos technikos specialiai pritaikytos užsienio kalbų mokymuisi ir nuo lapkričio 25 dienos iki gruodžio 1 konsultacijos kaina 2,5 valandos 100 litų bus. Po gruodžio 1 kaina kyla, iki kurios nežinau tiksliai dienos, bet iki gruodžio 10, galbūt 15, bet kam jums laukti vėliau, gali dabar rezervuoti vietą ir vos už 100 litų sužinot, kaip žymiai lengviau, žymiai greičiau su humoru mokytis bet kurią užsienio kalbą, o ypatingai rusų ir anglų, nes šiuo metu aš tom užsienio kalbom ruošiu medžiagą, turiu medžiagos daug. Tai va, tai tiek, čia buvo Gytas Sobolevskis, sėkmės jums mokydamės.